So if we don't incorporate standards into what we do, then we'll never have the long-term benefits because we'll erode away the benefits that we gained. So standardization allows us then to improve, and if we're continually improving and standardizing, then we don't fall backwards. But the moment we stop improving and the moment we erode our standard, we go backwards. Savo galvoje sukurti tą konceptą, ką tas lynas gali duoti mano kompanijai, mano komandai, man asmeniškai. Ir tai yra pats tas didžiausias atradimas, kuris ir smagiausias, kuris ateina. Kada supranti, wow, galiu būti ten kažkur ir žinau kaip. Nes lynas sako, kaip. Lynas atsako į klausimą, kaip. Dalyvauja tie, kurie galbūt yra kažkur suklupę ir dabar nebežino, kaip toliau judėti, nes 2 metai gal praėjo ir yra neviltis, nebežinai, kaip daryti. Dar viena dalis turbūt yra žmonių, kurie gyvena lynu ir čia atvažiuoja pasidalinti biškį savo patirtim, pasižiūrėti, o kas yra naujo, biškį pasikrauti tos energijos, sinergijos, ar ne, ir grįžta su naujom idėjom. Ir aš esu iš tų žmonių, kuris irgi esu vizualas ir man reikia pačiam pamatyti ir ypatingai, jeigu tu turi komandoje skeptikų, jie atvažiavę čia pamatė, kad koks tai yra vis dėlto galingas instrumentas ir pamatė, kad žmonės tuom gyvena ir tiki, tada lengviau yra daryti pokyčius. Šiandien taip pat buvo puikių pranešimų, įdomių idėjų tiek iš vieno sektoriaus ar kito sektoriaus, todėl galvoju, kad tai tikrai yra puikia galimybė kaip lynininkų atlaidai susitikti, ne tik paklausyti pranešimų, bet ir susitikti, pasikeisti patirtimi ir tikrai šaunus renginys. Filosofija, kuri gali padėti. Tai galbūt ir tada, naudojant lyną, galima, aišku, ir turėti tuos geresnius procesus, įtraukiant žmonės, kad žmonės realizuotų savo geriausius sugebėjimus. Aš esu patenkintas, kad čia, manau, ir naujokai girdi įdomių dalykų ir žmonės, kurie jau patyrė, negali palyginti save su tuo, kas yra kalbama. Klaidos šitam kelyje jos yra neišvengiamos, tačiau jos turėtų būti nekartojamos. Tai yra kokybinė transformacija. Jeigu tokia neplanuojama arba į tokia neįvyksta, tai tiesiog matyt ne apie lyną kalbą.